Sveiki, šiandien mūsų akiratyje Google Ads. Remiamės straipsniu, kas yra Google Ads ir kaip jį veikia. Tikslas, išsiaiškinti pačius pagrindus. Kas tai per platformą, kaip jį veikia ir žinoma, kodėl ji naudinga verslui, bent jau kaip rašoma šaltinyje. Tikrai Google Ads daug kam jau tapo tokiu kasdieniniu įrankiu. Straipsnis ją ir apibūdina kaip vieną svarbiausių internetinės reklamos platformų. Ji leidžia rodytis ne tik pačioje Google paieškoje, bet ir partnerių svetainėse, YouTube. Gan plačiai. O man įdomiausias dalykas, kurį mini šaltinis, tai tas mokėjimo modelis. Mokėjimas už paspaudimą, PPC. Vadinasi, moki ne už tai, kad kažkas pamatė, o kad realiai susidomėjo ir paspaudė. Skamba, efektyviau, bet kaip tai veikia praktiškai? Kas ten vyksta užkulisėse? Čia straipsnis aprašo tokį kelių žingsnių procesą. Viskas prasideda nuo kampanijos sukūrimo, tai yra biudžetas, auditorijos nustatymas. Tada labai svarbus etapas raktažodžių parinkimas. Tai kaip raktas, atrakinantis skelbimo parodymą, kai kas nors ieško. Sukuriu patį skelbimą ir, paleidė. Bet kaip ir pabrėžia šaltinis, čia tik pradžia. Svarbiausia nuolat stebėti ir tobulinti. Optimizacija. Gerai, supratau. Moki už paspaudimą, parenki raktažodžius, bet juk konkurentų turbūt daug. Kaip Google nusprendžia, kieno skelbimą rodyti aukščiau? Ką šaltinis sako apie šitą konkurenciją? Aha, čia geras klausimas. Kiekvieną kartą, kai kas nors įveda užklausą į Google, ten vyksta toks žaibiškas automatinis aukcionas. Ir įdomiausia dalis, kaip rašo straipsnyje, kad laimi nebūtinai tas, kas pasiūlo didžiausią kainą už paspaudimą, ta vadinama bid. Labai didelę įtaką turi kokybės balas, quality score, angliškai. O, tai reiškia, pinigai ne viską lemia. Kas tas quality score tada? Iš ko jis susideda pagal šią medžiagą? Būtent. Šaltinis išskiria tokius 3 pagrindinius dalykus. Pirma, kiek skelbimo tekstas atitinka paieškos žodžius. Antra, koks tikėtinas paspaudimų rodiklis, CTR. Ir trečia, kaip kokybiškas yra puslapis, į kurį žmogus patenka paspaudę skelbimą. Ar jis atitinka tai, ko ieškote. Visa tai kartu su kaina sudaro AdRank skelbimo reitingą. Ir jis jau lemia poziciją. Tai reiškia, ir straipsnis tai akcentuoja, kad net su mažesniu biudžetu gali aplenkti konkurentus. Įdomiai, jei tavo skelbimas tiesiog geresnis, aktualesnis. Tiksliai. Gerai, o kalbant apie būdus pasiekti žmonės, šaltinis mini kelis kampanijų tipus. Gal trumpai apie juos? Žinoma. Straipsnis išskiria kelis pagrindinius. Pirmas – paieškos tinklas. Tai tiems, kas aktyviai ieško Google pagal raktažodžius. Labai tiesioginis būdas. Antras – vaizdinės reklamos tinklas. Čia jau daugiau prekės ženklo žinomumui didinti. Baneriai svetainėse, programėlėse, tame pačiame YouTube. Ir dar minimos apsipirkimo kompanijos. Jos ypač aktualios elektroniniai prekybai. Produktai su nuotraukom, kainom rodomi tiesioji paieškoje arba Google Shopping skiltyje. Pasirinkimų yra. O kokius pagrindinius privalumus verslui pabrėžė šis straipsnis? Kodėl verta naudotis Google Ads? Išskiriami keli esminiai punktai. Pirma, tas tikslinis pasiekiamumas. Rodo reklamą tiems, kas jau ieško kažko panašaus. Antra, biudžeto kontrolė. Gali nusistatyti aiškias ribas, kiek nori išleisti per dieną ar už paspaudimą. Tai labai lankstu. Taip. Trečia, minimi greiti rezultatai. Palyginus susijau pamažiai. Palaidai kampaniją, ji jau veikia. Ir ketvirta, kas be galo svarbu optimizacijai, išsamios analizės. Matai, kas veikia, kas ne, kiek kainuoja klientas ir panašiai. Tai šaltinis piešia vaizdą, kad tai toks, valdomas ir pamatuojamas kanalas. Būtent. Gali gana tiksliai matuoti investicijų grąžą. O jeigu kas nors norėtų pradėti dabar, nuo nulio, kokie tie pirmieji žingsniai pagal straipsnį? Pradžia, kaip nurodoma, yra gana aiški. Pirmiausia, aišku, reikia susikurti paskyrą, tada labai svarbu nusibrėžti tikslą. Ką nori pasiekti? Pardavimus, daugiau lankytojų, o gal tiesiog, kad apie tave sužinotų. Tada nustatai biudžetą, pasirenki auditoriją, kurią nori pasiekti, sukuri pačius skelbimus, parenki raktažodžius ir, palaidi kampaniją. Ir žinoma, kaip jau minėjom, neužmiršti stebėti rezultatus ir nuolat koreguoti. Tas optimizavimas.
Supratau. Tai apibendrinant, ką radome šiame straipsnėje, Google Ads yra toks galingas įrankis, kuris leidžia ne tik pasiekti reikiamus žmones, bet ir, kas svarbu, kontroliuoti išlaidas bei matuoti efektyvumą. Tiksliai. Ir čia tiesą sakant, man kyla tokia tolesnė mintis, ypač kai straipsnis pabrėžia tą nuolatinį optimizavimą ir analizę. Kiek giliai iš tikrųjų reikia nerti į tuos duomenis? Kur ta riba tarp naudingos analizės ir, analizės dėl pačios analizės? Ir kas be tų standartinių metrikų, kaip paspaudimai ar konversijos, iš tikrųjų reiškia geriausią rezultatą konkrečiam verslui? Ir kaip tai pamatuoti būtent per Google Ads duomenis? Manau, čia yra klausimas tolesniems apmąstymams.